Matote vaizdus iš vakarinio aplinkelio. Štai kaip susidūrė net 7 automobiliai. Čia yra netoli Asanavičiūtės viadukas gatvės. Ir buvo kviečiami net ir gelbėtojai. Pranešta maždaug apie po 9 šiek tiek pranešta apie šitą susidūrimą, pranešta, kad galimai yra prispaustų žmonių. Ir matote, kokios tos avarijos pasekmės. Vienas automobilis atsidūrė virš kito automobilio, tai Mercedesas. Smarkiai sumaitotas mašinas. Na, reikia tikėtis, kad žmonės nenukentėjo. Vaduoti gelbėtojams žmonių nereikėjo. Štai tokios baisios avarijos pasekmės. Tačiau žmonės galimai nesužeisti per avariją. Šiek tiek vėliau patikslinsiu, ar buvo nukentėjusių. Vaduoti nieko neprireikė. Taigi eismas apsunkintas, didžiulė spūstis. Taigi būtų gal geriau rinktis ir aplinkelį kažkokį, tai nesukti vakarinį aplinkelį. Atvažiuojantiems nuo Oslo gatvės pusės, nuo Gariūnų gatvės pusės įsukantiems į vakarinį aplinkelį gali susidurti su spūstimis. Štai toks įvykis Vilniuje, sudaužyti net 7 automobiliai. Jau aiškėjo šios masinės avarijos aplinkybės. Paaiškėjo, kad iš pradžių buvo susidūrę 2 automobiliai. Žmonės pastatė trikampį, pradėjo pildyti deklaraciją, tada juos atsitrenkė dar 5 automobiliai. Tai buvo smulki avarija, atsisėdam pildyti deklaraciją ir tada 1, 2, 3. Mersas užlipo ant manęs, nu ir turim, ką turim. Čia kažką gal išvežė į ligoninę? Lygtais buvom vienai merginai sukilęs spaudimas, atvažiavo greitoji, patikrino, lygtais viskas okei, tai dabar beliko išsiaiškinti, kas kaltas. Tai čia tiek. Bet ta avarija pirmoji, jinai tokia techninė. Pirma visiškai apie nieką ir tada, kaip sakant, turėjom ir trikampis buvo pastatytas ir čia kaip ir turėjom matyti, kad stovi automobiliai, bet panašu 1, 2, 3, 4 nematė ir čia jau tapo tokia gan grandiozinė. Per žinias parodys. Paaiškėjo, kad per šią avariją žmonės rimčiau nenukentėjo. Atvažiavę medikai apžiūrėjo vieną moterį, tačiau vežti jos į ligoninę neprireikė.